Nu, žiūrėk, va, turėčiau jums darbelį, karočią, turėčiau jūsų vieno prašymo, karočią, aišku, sumokėsiu už jį, žinai, viską ir viso to, karočią, vakar per kameras, karočią, pamačiau, kad pas mane atvažiuoja vienas iš Zipo darbuotojų ir, karočią, vilioja mano klientus laukai, kai nieko garaže nėra, žinai. Ir čia, kaip spėju, ne pirmas kartas jau, žinai. O. Ir, žodžiu, reikėtų biškiai susitvarkyti su jais, karočią, žinai, vis tiek čia yra mano garažas, mano klientus vilioja lauk, žinai, aš jau šią savaitę pas mane mažesnis profitas buvo, žinai, nes jie atsidarė jau vis tiek, žinai, ir viską, ir dabar jie dar pahujelina, drįsta važiuoti garažą ir vilioti mano klientus, karočią. Tai ką norėčiau, kad jūs padarytumėt, karočią, aš norėčiau, kad jūs pagautumėt vieną darbuotoją. Svarbu kokį. Žodžiu, jo, nesvarbu kokį, pagautumėt vieną darbuotoją, ne? Pasiklaustumėt, karočią, kieno ten mašina, žodžiu, aš tau atsiųsiu video medžiagą ir viską, e-mailą. Ir, karočią, jūs matysit, su kokia mašina atvažiuoja ir viską, ir, žodžiu, jis dirba Zipo garaže ir to bachuriuko su ta mašina, karočią, jam reikia sulaužyti kojas per kelienus, karočią, kad jis negalėtų pavaikščioti, nežinau, savaitę laiko, nu nežinau, kiek ten gis jam, žinai. Karočią, bet jam reikia, karočią, sulaužyti. Op. Nu va. Labai. Šios pinigų. Šią dieną arba kitą dieną bus jau padaryta. Ką pagačiai? Šitą, blėt. Man reikia, kad sėstum iki mašinos, iki užkandinės pavažiuot. Tenais mašina dar viena supista. O, pala, va čia įlipk, tu atveši. Kur įlips? Kurioje vietai? Pas jį? Na, dabar pakelk rankytę. Nueik prie šito medžio. Prie užkandinės mes. Prie bomžynę. Atvirai? Teknainas, ane? Jo. Iš kur Teknainas? Kam? Iš kur Teknainas? Ką žinau? Nusipirkau. Gerai, pasirūpinkit jo. Sulaužėt. Toks čia. Kokį, nežinau, batalinį strypą čia paimt. Noriu Kur aš galiu sutrupyti kaulus? rast pas tave dokumentą? Kurį kišenį? Pities koją ir pist per kelieną, kad į kitą pusę išnert koją. Piškis kaujai. Na, žiūrim, kas čia toks. Morozovick Vladas. Sėdėjęs? Prisimenu aš tave. Gali būt. Sodinau dar pats tave. Ai, kai. Ja. Čia senai, atrodo, ką jis kad nukryvai baltą džipuką kažkokį tai. Baltą džipą? Su koltais su kažkokiu draugeliu judėjai. Ne, senai labai. Gali būt. Reikia iš tavo atgal tą dokumentą, manęs nereikalinga. Arba, nors ne, gal pasiemam kolega. Morozovės Vladas dokumentas. Pasiemk, turėk. Paėmiau. Ką? Kaip nusprendė Zipo čia apsimti visais reikalais? Nežinau, šaibų reikėjo. Tai pakalbėjau su tuo Zipu. Sakė, galiu, žinai, nuomoti čia. Nu, tai taip ir darau. Gali susitart su mumis arba gali uždaryti, aš tada du variantus. Nežinau, užsidaryti nelabai norėčiau, bet tai... Nu tai gerai, tai tada turėsi mokėti mums pinigus. Kiek? Kolega, kokią sumą? 300 000. Per kiek laiko? Kas 3 savaitės. Nu tai savaitę po 100 000. Visien. Paleto, daug žmonių. Pasižiūrėsim pirmą savaitę, kaip ten to sekas. Tai savanoriškai arba pas mane atvažiuoja, arba pas jį. Žinok, nesavanoriškai. Aš kiek girdėjau, tai jis šmeižia labai kitus servisus. Kaip mes... Apkalbinėja, sako, kad šūdas. Aš šiaip prieš jo akis vakar liepiau kitam atvaryt pas jį. Liepdukus susidėt, magą, taip.
Nes jūs to negalit įdėti, taip? Taip? Nu, tai. Dabar kentisit už visą savo servizą už tai. Tai darbuotojas bus rinkšnai. Ištiesk savo koją kairę. Paaiškinsiu kolegom, kaip reikia elgtis, kaip ką. Ai! Žiūrėjau, toleruoja jis gausmą, pohoj. Žinau už ką? Pakartok dabar. Už ką? Pakartok. Už atidarant zipą. Ne, kad atidarai nieko baisaus, tegu būna. Esmė tame, kad tavo darbuotojai Ai! apkalbinėja kitus serverius, ta prasme gadina jų įvaizdį, gadina jų reputaciją. Būk atsidaręs, man tai nėra įdomu čia, žinai. Dabar pakartok dar kartą už ką. Už... Vagina klientus. Ir Ir... gadina kitų servisų gadinu vardą. kitų servisų vardą. Tavo darbuotojai. Mano darbuotojai. Tai šaunuolis. Tai dabar su jais pasiaiškins ir dar važiuosim, sumokėsi pirmą duoklę. Ir paskui kiekvieną antradienį atvažiuosim pasiimti. Čia skinta tvari. Alio, vyrai, Imk ką, iš paspirtukas užlūžo, gal parvežti? Пошел ты нахуй, važiuok iš čia pidėjo. Gerai, nešau. Давай. Eiti gali? Sunkiai. Netgi iki transporto priemonės. Paduosi 50 000 iš karto. Ir nelysim. Dabar reikia lauką prie mano kito. Girdėjau. Ai! Iškvieskite medikus. Neiškviečiau medikus. Nu, tai važiuojam.